Sveiki, tai šiandien dirbtuvėse turime senutėlį Suzuki Banditą. Tai šis motociklas buvo nupirktas gan nenubrangiai ir buvo su mintim nupirktas, kad, na bent jau man taip atrodo, kad buvo su mintim nupirktas, kad jį tiesiog elementariai susiremontuoti labai tvarkingai ir viską padaryti iki galo. Taigi darbų begalė, papasakosiu, ką jam reikia daryti. Tai yra pirmiausia galinės stabdžių kaladėlės, žvakės reikia pakeisti, šakių tepalą reikia pakeisti, variklio tepalą reikia pakeisti, filtrą reikia variklio tepalo pakeisti, oro filtrą reikia pakeisti, priekinės stabdžių kaladėlės reikia pakeisti, priekinę žvaigždę, galinę žvaigždę, grandinę. Taip pat turime ir visą komplektą originalių detalių pakeisti, šitą tarpinę, kadangi pradėjo bėgti. Taip pat reikia padaryti pilną stabdžių profilaktiką ir galbūt netgi reikės keisti ir žiedelius, ne žiedelius, bet gumelės, kadangi stabdžiai šiek tiek yra prasti. Taip pat reikia pakeisti ir vairo guolį, kadangi jau jaučiasi, kad jisai stringa. Taip pat keisime ir padangas naujomis Michelin Pilot Power 3 padangomis, senosios jau buvo gerokai padilę. Taip pat buvo kreivas priekinis diskas, tai jį ir patiesinam. Na ir bet ką surasim dar blogai, irgi reikia suremontuoti šitą motociklą. Taigi darbų daug, netempiam gumos, pradėsim gal nuo grandinės keitimo, kadangi ratas jau galinis nuimtas buvo padangų permontuojimui. Tuo pačiu pakeisime ir galinės stabdžių kaladėlės, kol yra patogus priėjimas. Tai aišku, pats tas motociklas šiek tiek stovi nelabai patogiai. Na okei, tai tada pradedam nuo galinių stabdžių kaladėlių. Tai ką mums reikės padaryti? Tai mums reikės išsiimti senasias kaladėlės. Įsitikinti, gal neįsitikinti, bet reiktų išvalyti vat štai šitą supartą nuo viso šlamšto, kuris čia susirinkęs. Tada reikės prieiti iš tos pusės prie stabdžių skysčio bakelio, pakeisti skystį ir gero sudėti viską atgal. Na ir tada grandinė tai viskas aišku, nupjaunam, naujus uždedam, reiškia, ir toj vietoj tiek darbų. Na, o paskui žiūrėsim, galvosim, ką toliau daryti. Na ką, tai stabdžiai gatavi, biškį reikėjo pavargti, kol apsivalėm, išsiplojom viską, bet šiaip viską tvarkoj, naujos kaladėlės susidėjo. Toliau einam prie grandinės. Dabar nusimsim tą žvaigždę, žiūriu, kad dar tas carrieris žvaigždės reiškia biškį purvinas, tai dar apsivalysim ir tą. Kažkaip labai nesinori. Graži žvaigždė, tokia švari, tvarkinga, ir dabar aš uždėsiu ant tokį purviną. Nelabai. Žodžiu, ir kas dar? Reikia nusipjauti šitą ir čia atsidaryti priekinę žvaigždę, kad būtų priėjimas prie visų šitą reikalą. Na gerai, tai prie darbų. Na ką, tai kaip matom, visas šitas reikalas šiek tiek užtarstas. Ir čia vat kažkur tai yra skysto tepalo ir panašu, kad tai yra variklio tepalas. Tai tikėtina, kad bėga kažkur dar tepalas šiek tiek, bet dabar sunku bus išsiaiškinti, kadangi neišeina pavažiuoti su to motociklu ir pasižiūrėti, po kur jisai pradeda sunktis. Taigi išplausim, paprašysim biškį pasivažinėti, paskui dar kartą teks atsidaryti viską ir pasižiūrėti, kur tas tepalas varuoja, kad, kaip sakoma, negadintų viso vaizdo. Tai dabar viskas aišku, kodėl tas gale apsiteršęs ir pats ratas tiesa buvo labai purvinas, kadangi vis išsimuzuoja montuodamas padangą. Vargas. Gerai, valom ir dedam viską į vietą.
Na ką, o štai tai vat, kaip čia pasakyti, atrodo išvalyta, bet bėda visiškai ne tame, o bėda tame, kad prasisuko varžtelis, kuris laiko greičio daviklio metalinę dalį. Ir elementarus paprastas grandinės keitimas štaiga pavirto į neįmanomą varžto išsukimo procedūrą, reiškia, kurią reikės kažkokiu tai būdu įgyvendinti, kad būtų galima apskritai nuimti priekinę žvaigždę. Tai palinkėkit sėkmės, nežinau net nuo ko pradėti. Žodžiu, bandysim ko gero pasišildyti tą varžtą, įsikalt kokią nors gal kitą įrankį ir pabandyti išsukti. Neįsivaizduoju. Na tai panašu, kad pavyko. Viskas, kaip sakoma, susitvarkė. Nauja žvaigždutė uždėjom. Problema yra tame, kad buvo viskas surūdėję, nors čia aplinkui pilnai tepalota viskas buvo. Taigi, naujas varžtukas, prisukta veržlė iki galo, reiškia, viskas kaip turi būti, švaru, tvarkinga. Na ką, tai toliau tada keisim vat štai tą vat žvaigždę ir dėsim grandinę. Ir galinį ratą į vietą su visais stabdžiais. Ir tai yra kuo puikiausias pavyzdys, kaip paprastas 2–2,5 valandos darbas pavirto į 4 valandų darbą, kuris, reiškia, baigėsi, kaip čia pasakyti, gerų rezultatų, bet laiko tikrai atima. Ką, tai šiek tiek prasiplojam, prasivalėm, dedam dabar žvaigždę į vietą ir dėsim grandinę, montuosim ratą. Na ką, tai kadangi žvaigždė jau sudėta ir viskas, kaip sakoma, beveik paruošta, liko tik tai išsiplauti čionais, bet dabar, nuotaikos trūksta, ne? Galima taip pavadinti. Tai tada paskui šitą biškį paliekam, darbą vėliau padarysim. Dabar mums reikia nusiimti kuro baką, sėdynę, plastikus. Na ką, tai pasipylėm vairo guolį. Reiškia, čia guoliai keisti, kūginiai, iš gamyklos netokie būna, bet jau ir čia matosi, nežinau, tik ar jums kas nors matosi, tokie dryžiai ant šito viršutinio guolio. Taip pat ir matosi ant šito nieko jau nesimato. Bet, problema bet kokia atveju buvo, tai tą guolį mes tada greit keičiam nauju. Taip pat mums dar reikės pakeisti, kadangi amortizatorių išimti, tai tuo pačiu pakeisim ir šitų amortizatorių tepalą priekinių. Ir ką, ir tada bus galima ko gero surinkti priekį. Na ką, tai mūsų arbatėlė, kaip sakoma, vidutinės būklės. Nežinau, čia turbūt nieko nesimato. Bet čia yra tokie metaliniai dryžiai, nu, ir čia matosi, čia gal geriau biškai matysis, matosi biškai aliuminio drožlių.
Nu, tai žodžiu, kaip sakoma, tie amortizatoriai panašu, kad galbūt netgi buvo pakeistas tepalas kažkada tai juose, reiškia, ir, nu, bent jau pagal grafiką. Ir visai nėra blogos būklės, tai tiesiog pakeisim tepalą. Tai ką mes čia padarėme? Pakeitėm vieną amortizatorių tepalą, kitą dar reikia pakeisti, bet prieš kažką tai darant reikėjo nusivalyti vamzdį, kad kai suspausim iki galo amortizatorių jis nepakištų smėlio po salniku. Tai, žodžiu, su tais dalykais tiek, dabar tada dedam amortizatorius į vietą. Tiksliau, aš dar pakeisiu dar vienam tepalą. Na tai ką, tai čia nais mes apsikrapštėm, aptvarkėm visus laidus, sudėjom taip, kaip yra sugalvota iš gamyklos, kadangi buvo prakišti, nu, švelniai tariant, bet kaip tie laidai, tai čia dabar viskas tvarkoja. Kas mums dar liko čia nais? Mums dar liko čia nais prisisukti amortizatorius, bet norėčiau prieš tai sutvarkyti stabdžius, uždėti rankinėlę ir pakabinti viską į vietą. Taigi dabar tada, kol stabdžiai ant žemės, tai galima eiti šitą vat šiukšlyną, reiškia, sutvarkyti, reiškia. Šitos kladėlės irgi beveik iki pabaigos, plus jie šiek tiek stringa. Tai pabandysim pirmą išsiardyti, išsivalyti. Tada pasižiūrėsim, jeigu jos reikės ardyti pilnai, nu tai tiek ardyti, niekur nedingsim. O jeigu ne, tai tada tik išplausim, išvalysim, įsitikinsim, kad kreipiančius vaikšto gerai. Ir pakeisim, uždėsim naujas kaladėlės ir bus galima sumontuoti atgal į vietą, ten, kur jie ir turėtų būti. Na ką, tai prasivalėm biškį šiek tiek stabdžius, paaiškėjo, kad čia viskas tvarkoja, cilindriukai puikiai vaikšto, niekas nestringa, nors atrodė labai baisiai, bet ten buvo kažkokios košės pritepta, vėl nežino iš kur. O pagrindinė problema vat šituose vat milteliuose. Čia yra aliuminio oksidacija, kuri užspaudžia kreipiančiasias ir neleidžia tiem stabdžiam normaliai judėti. Pasižiūrėkit, kaip deformavo gumą, reiškia, ant kiek vat per vidurį buvo užspausta. Ta guma kaip yra susispaudus, reiškia, ir spaudžia savo ruoštų vieną kreipiančią, kita irgi, aišku, pristrigus buvo, bet čia gal tiesiog valyti reikia, čia, žodžiu, viskas labai stipriai užleista, tai mes viską, kaip sakoma, išvalysim, iščiūstysim, iš naujo sutepsim, kurį laiką bus viskas tvarkoj. Bet šitoje vietoje problema niekada nedings. Jeigu jau pradėjo, reiškia, kirmytas aliuminis, tai jis jau toliau ir kirmys, tai todėl, kaip sakoma, kaip norėtum tu ir besistengtum padaryti gerai, čia visada reikės grįžti prie šitos vietos ir, kaip sakoma, įsitikinti, kad nekirmyje ir nepūna toliau ir tiesiog elementariai neuždėti, o patepti tam skirtų tepalo, reiškia, ir problemos nebus. Reikalinga, kitaip sakant, elementari priežiūra. Tai va, tai žodžiu tiek, surinkam viską ir eisim bandyti dėti viską atgal ant motociklo. Na ką, Karolis
niekaip kitaip negaliu pavadinti. Dėjau tos amortizatorius, čia vis skambėjo telefonas, viską. Dabar žiūriu, kad aš ne į tą pusę sudėjau tos amortizatorius, netinka, nėra vietos, kur prisukti šitą, nu ir stabdžių suportą iš priekio atsidūrė, o turėtų būti iš galo. Tai žodžio, kaip sakoma, nu žodžio, negalima ilgai dirbti, reikia, kaip čia pasakyti, darbo laiku ir laiku išvažiuoti namo. Tai žodžiu, pataisom klaidą ir tada pabaigiam surinkti visą priekį. Tai pabaigiam visą priekį, viskas, kaip sakoma, beveik gatava. Liko tik tai su priekiu pakeisti stabdžių skystį ir išvalyti rankinėlę, kadangi biški, nu taip, kaip čia pasakyti, gan sunkiai jinai ten spaudžiasi. Vairo dar galutinai tiesa neprisukom, vien dėl to, kad reikės dar jį pareguliuoti, kai atsisėsime ant motociklo, kad būtų tas kampas, kadangi vairas neoriginalus ir neatsistoja, nu, nėra vietų pažymėta, kaip turėtų būti viskas sudėta, tai čia jau tik tai tada, kada užsėsim ant motociklo. Tai dabar einam tada prie labiausiai, ne labiausiai, bet sakykime, vieno iš tokio prastesnių darbų. Tai reikia nusikrapštyti visą šlamštą nuo čionais